Kaip gaila. Taip smagiai praleidom laiką su ta šeimyna. Bet žinot, yra vienas dalykas, viskas turi savo kainą. Ir mano kaina buvo batas. Mano naujas batas. Nes jie turi šunį. O mes jiem į jų namus pasilikom, kaip visą laiką, batus prie durų. Ir tas šuniukas, apie kurį mes prieš tai buvom šnekėję, kad, nu žodžiu, kuris sukvietė kitus šuniukus. Tai žiūrėk. Aš parėjau, dar jis laikosi, bet mano batas. Ties ta vieta, kur realiai svarbiausia. Tai dabar aš biškį paliūdėsiu. Bet čia vis tiek labai smagu, nes man pats fainiausias dalykas yra pabendrauti su vietiniais. O jie tokie faini, tos mergaitės prilipusios prie mūsų buvo, ypač viena, ta su rožinė suknelė. Tai kažkaip neina net liūdėt dėl to savo bato. Gal rasim, gal kažkas suklijuos, nes čia tik klijai geri, kur lipina, tai gal kažką truputį padarys. Laikas ir nusiplauti jau juos. Tai tokia dienos pabaiga. Vasario 5 dienos pabaiga. Su šypsena. Taigi, štai mano kuprinė, kurią kažkada sendaikčius nusipirkau, nes tiesiog pasirodė labai patogi. Tai, ką būčiau praradus? Servetėlės, čekį. Būčiau praradus šitą savo piniginę. Joje paso nebuvo, pasas jau buvo paduotas, bet po to padavimo aš ir kažkur ją pasidėjau. Ir čia yra banko kortelė, mano Europos sveikatos ta kortelė, vizitinė, gido vizitinė, viza. Ir čia nieko šiaip ypatingo, būčiau apsiėjus be šitų. Ir čia buvo zlotų, nežinau, kažkiek zlotų, nedaug, gal 20 koks zlotų ar koks 30, bet čia dabar įsidėjau į kitą piniginę jau, bet čia buvo 50 eurų. Ir kai aš susigrąžinau tą šitą visą, tai čia liko tik tai 30 eurų. Tai nežinau, ar aš kažką pražiopsojau, ar kažkas tiesiog pasiėmė atlygį už tai, kad rado. Sunku pasakyti. Taip, dar vandens buteliukas, pilnas kremo, pilna kremų tūbelė, SPF, česnakinė duona, šukos ir mano dulksna. Nu, tualetinis čia jau gal nesiskaito. Ir dar vienas čekis. Va. Tiek turto. Tiksliau gražuoliai. Čia moteris. Ta prasme, jūs tai čia yra dramblys, tikras dramblys. Labą dieną iš Saturno šventyklos, paskutinė šventykla. Saturnas yra labai svarbus mums, nes jis yra karminis mokytojas, yra pati griežčiausia planeta ir jos pozicijos horoskope duoda tikrai nemažas pamokas, duoda vėlavimus, pas ką yra vaikų srityje. Vaikai vėliau atsiranda, pas ką santykių srityje yra iššūkiai su santykiais ir taip toliau, ar ne? Tai va, tokia svarbi planeta, šiurpas eina man per kūną visą, nes kadangi aš turiu sadė laikotarpį dabar, kas gal žinot, gal bus naujiena, bet kai Saturnas eina šalia mėnulio tranzituoja, jis labai aktyvina, nėra geras etapas, toksai truputėlį sunkesnis. Ir jisai gyvenime pasikartoja maždaug 3 kartus.
Tai vaikystėje, viduriniam amžiui ir jau senatvėj, kas sulaukia. Tai aš dabar turiu sadė laikotarpį, mano mėnulis yra Avine, o Saturnas yra Žuvyse, tai reiškia šalia, ar ne? Ir jisai 7,5 metų taip keliausi. Per mano mėnulį, šalia mėnulio, per mėnulį ir už mėnulio, ar ne? Tai mes su grupės vadovė iš Bulgarijos abidvi turim sadė laikotarpį šiuo metu. Ir jinai pasiūlė, kad reikia daryti būtent tą ritualą. Tai mes ieškojom čia po visą šventyklą to, kur tai daro, pasirodo, tai yra uždaryta, tik tai rytais ir tiesiog ateikit ryte, žodžiu. Bet Marija buvo labai ryžtinga ir jinai tiek prašė, tiek klausė, siūlė sumokėti papildomai. Ten ir vienos merginos užprašė, kad paverstų ir taip toliau, tai žodžiu, čia vis buvo sukelti ant kojų, ne vienas. Bet Indijoje yra taip, kad tu sumoki ir tau padaro. Kažkaip jie linkę sakyti ne, bet taisyklės labai lengvai galima apeiti, taip sakant, su pinigais. Ir visgi mums padarė tą sadė ritualą, ten su aliejum jisai darosi, aišku, buvo toks greitesnis, nepilnas, bet kadangi ne pagal laiką, tai mums padarė. Ir nusprendėm su Marija, kad arba tai suveiks, o jeigu ne, tai mes tiesiog būsim sumokėję pinigų šiek tiek ir apsivalę karmiškai. Tai va, toks fainas dalykas. Ir ką dar padariau, tai linkėjimai Gabrielė tau, užsakiau tau irgi metinį ritualą. Apsivengsiu tu. Nu, žodžiu. Tai va, užsakiau. Dabar einu apsižvalgyti, gal dar kažką nusipirksiu. Čia labai karšta. Bananas šeriam karą. Žalio nenori. Šiandien valgom kelyje. Nežinau, ar girdisi, nes toks triukšmas. Viešbučio restoranas, hotelio restoranas. Bet čia daugiausiai vietiniai renkasi, greičiausiai. Tai išsirinko maisto, apie kuris neaišku išvis, apie ką bus, ar bus skanu. Masambi. Čia yra masambi sultys, o kas tai yra? Skanios. Čia yra, aš nežinau, čia atskiras vaisius, ar čia tiesiog miksas sulčių. Bet skanu, gaivu. Rūkštoka. It's a fruit? Masambi. It's like citrus. Tai kažkoks citrusinis vaisius. Skanu, nes primena ir obuolį, ir apelsiną, ir greipfrutą, kažkoks masambi. Neprašovėm su šitu. Atrodo labai gerai. Gal būsiu neprašovus ir su makaronai. Prašom, kad būtų be spice. Be štriukės. Taip valgyt noriu, bet jau krinta šakutė iš rankų. Čia su kiaušiniu, grybais ir daržovėm. Skanu. Viskas apkepta. Gerai. Grybukas. Grybas. Labai skanu. Primena kažkuo keptas bulvės, žinot, su kiaušiniu, su svogūnėmis, tavo naminis variantas, toks apkeptas keptuvė. Pavalgysiu. Dar vienas viešbutėlis. Manau, čia jis atvažiavo manęs šitas liftas. Kažkaip sutapo, kad čia mūsų daugokai laukia. Kambario apžvalga. Praseinam. Nu gerai. O ne. Olga.
Labas. Čia yra vonia, o čia yra langas. O, bet žinai, čia yra roletas. Roletas. Atsarginis, taip sakant, variantas. Gerai. Mūsų kambarys. Šiai nakčiai. Tam уже prieš. Ir žinokit, vaizdas per mūsų langą yra toks. Nu jau ne kaimukas čia. Jau didelis miestas ir štai ten mes turim ką? Mes ten turim vandenyną šiaip. Bet ten sakė, kad prieit arčiau tai pliažo nėra. Tik šiaip pabūt prie vandenyno. Вон там он море, вон. Yes. So, eisim išties kojeles, nes ilgai važiavom vėl. Visos išsipuošusios, išsikvepinusios. Mes atėjom į va tokį va restoraną. Čia kaip ir garden, nu, sodas toks visokių augalų, visko yra. Sudamatys. Visokios palmės ir gražūs dalykai, bet mes neturim kur atsisėsti, tai laukiam staliukų. Nu tai apžvalgėlį šios dienos, nedaug čia visko vyko. Tik šiek tiek, tai vat aplankėm paskutinę šventyklą, pasiplojom, pasisveikinom vieni kitus, kad aplankėm visas 9 planetų šventyklas ir dar daugiau iš tikrųjų. Čia yra didelis darbas, per tokį trumpą laiką aplankyti tiek daug šventyklų, bet toks buvo planas. Ta Navagarachos, gal parašysiu titruose, tame regione čia jos visos yra. Ir mums kaip astrologams tai yra toks rimtas reikalas, daug palaiminimų, daug visokių patyrimų, pojūčių vidinių. Ir dabar pradirbom kažkiek tikrai kiekviena su savo visokiais vidiniais dalykėliais. Tiek manau, kad dar tai tęsis ir tie suvokimai dar vis ateis ir ateis. Nes tai yra tiesiog dalis kelio. Ir aišku, visą tai lydėjo nuovargis, ne? Daug tikrai teko išvažinėti, daug autobuse laiko praleisti, tai tikrai viskas jaučiasi tikrai ant nuovargio. Tai tose hoteliuose, kur čia dabar esam irgi gražiam, taip kaip ir atsigaunam, bet žinot, kas labiausiai padeda atsigaut. Aš dar, kai tokia visa pasilgus tos Lietuvos ir mane jau nesinori man to indiško maisto, dar pastarajam hotelėje iš vis buvo maistas, žinokit, toks labiau etninis, žinot kur, toks labai tradiciškas indiškas maistas. Tai ten jokių pyragaičių, keksiukų ar dar kažko nesutikome su kely. Todėl, taip, toksai, kažką suvalgai ir tiek. Nors gerai, kad labai nedaug mes ten buvom. Porą naktų tik tai. Tai dabar čia miestas šitas didelis, Pundačeris, labai didelis ir mūsų grupės vadovė, Marija iš Bulgarijos, tai jinai čia kadangi ne pirmą kartą, tai žino labai gerą vietelę, mus nusivežė, palydėjo ir mes turėjom nuostabų vakarą su salotų lapais. Pagaliau gavau salotų, nes čia nelabai jos yra populiarios. Vienam viešbutį tam gražiam, kur vis valgydavom, kaip ir meniu buvo, bet virtuvė negalėjo pagaminti. Tai gavau salotų, susakėm picos, labai europietiškai pavalgėm. Ir žodžiu, tai vėl mums, taip sakant, paglosti tiek širdį, tiek skrandį, tiek akis, gomurį, visą kitą. Tai jaučiuosi daug geriau.
kad ir kaip labai noriu namo, bet vis tiek nuotaika gera, nes, nu, tiesiog išėjom į miestą. Ir šitas miestas yra, nu, čia jau matėmės Indijos moterų su trumpais sijonais. Čia jau buvo kažkas toko. Čia jau toks modernesnis tas miestas. Tai va, tai biškutį paganim akis. Ir tikrai, taip sakant, fainai. Nors tikrai jau labai laukiu namų, laukiu kelionės namo. Biškutį ima nerimas, nes pas mane yra jungiamasis skrydis, tarp kurių kažkaip tais iš 3 valandų pasiliko tik 1,5. Kažkaip programėlė rodo man visai kitą laiką. Tai turėsiu 1,5 valandos persėdimui. Tai tas biškį, taip biškutį neramina, bet, nu, tikiuosi viskas bus gerai. Visa kelionė buvo sklandi, viskas visada čiki-briki, tai tikiuosi, kad ir skrydis namo bus geras. Jau žinau, kad manęs lauks su šampanu namie. Ne namie, pas brolį. su žmona. Nes grįšiu naktį Kaune, tai, žodžiu, iš pradžių buvo mintis tiesiog stoti pabūtas 3-4 valandas, sulauks pirmo autobuso į Jurbarką ir grįžt, bet parašiau brolio žmonai, Jessikai. Ir jinai sako, atvaryk, sužaisim skrablą. Oi, kaip fainai, labai labai laukiu, kol grįšiu namo. Stengsiuos pasimėgauti šitom paskutiniam 2 naktim, žodžiu, liko 3 dienos Indijoje. Stengsiuos pasimėgau dar, gauti tai, ką galiu geriausio, taip sakant. Ir grįžus namo kažkaip vėl toliau gyventi. Šiaip mes esam čia dabar tam Auroville, tam parke ir, nu jo, mes jį apėjom, tai gal po to parodysiu daugiau, nes dabar einam tiesiog prisėsti kavos, maisto, kažko. Gražu. Va šita vieta nepasakysi, kad čia yra Indija. Nu, tai gal dabar truputėlį papasakysiu, kur mes čia esam. Tai čia yra tokia vieta, kur niekas nekalba apie kažkokias religijas, kažkokius judėjimus ar dar kažką. Čia yra vieta visiems nurimti, pabūti su savim, atrasti vidinę ramybę. Neišgirdau ten tiksliai, kaip ten viskas yra, bet esmė yra tiesiog pajaust tą žemės energiją. Nu, žodžiu. Čia yra toks kaip miestelis, toks eksperimentinis miestelis daromas. Ten jo centras yra va šitas rutulys, jisai yra auksinis. Tai paskui parodysiu nuotraukų, vis tiek kažkur internete tikrai bus. Ir ten yra meditacijai skirtos vietos, ten yra toks krištolinis keli, 2 ar 3 krištoliniai rutuliai nuo viršaus į apačią, ten per viršų eina šviesa. Ten labai įdomiai. Ir ten nuotraukų nėra, negalima daryti ten, absoliučiai tyla, labai graži vieta. Tai yra ta vieta, į kurią norisi grįžti iš tikrųjų. Tai mes esam joje, o dabar bandom surasti čia kažkokią vietą, kur, sakė, yra gražus vaizdas ir galima nuotraukų pasidaryti, bet... Va, čia yra pavyzdys, kaip jinai atrodo. Va, toks yra didžiulis milžiniškas tam vidury miesto, ten parkas gal labiau. Ir va, čia yra tas rutulys, kur sakiau. Jisai šviečia, ten kažkaip, aš nežinau, ten kaip ten tiksliai. Apačioj, va, irgi yra va tokia erdvė. O dar žemiau, čia dabar nėra pavaizduota, bet ten va, yra šitas dalykas. Per jį teka vanduo, tik jis yra ne geltonas, o balti ir taip teka vanduo. Labai, iš tikrųjų, įspūdingas dalykas. Eini va taip laiptais į viršų tylės, tom kojinėm, viskas labai švaru. Kiekvienas nusičiaudėjimas, girdisi per visą tą burbulą, tai ten, žodžiu, prašo tylos. Va, iš išorės kaip atrodo. Čia dar tokie vaizdai, tokie geltoni, bet iš tikrųjų ten visai kitokios. Čia mata gėlė.
gėlių, aš mačiau ir saulėgrąžų. Ir tenai yra tie kambarėliai. Ko tau reikia? Now I will show you the room. Ko tau reikia, žodžiu, ar taikos, Allora, ci sono 12 camere dove quando sali devi fare lezione in 5 minuti normale. Ogni camera ha un nome, quindi c'è la sincerità, l'umiltà, la gratitudine. Ir va taip gali savo sėdėti ir medituoti. Aišku, leidžia grupėmis. Va taip atrodo, va tas vis stiklinis kažkoks, wow. Ir va iš jų padarytas tas milžiniškas rutulys. Va. Visą to. Bet to ežero tai mes dar nematėm, jis dar tik įrenginėjamas. Daug kas dar daroma. Bet iš tikrųjų kažkoks kosmosas, žinokit, tenai yra. O, ir čia pasirodo dar galima visokių veiklų užsisakyti daryti. Workshopai. Made and take. Geras. Geras. Bliūdelį, pintinaitę gali užsisakyti, va tokį pasigaminti ar kažką tokio. Ten yra kažkokia edukacija paukščių, arklių mačiau. Aišku, užsukom dar čia į tokią žiedelių nupirkau savo krikšto dukrai, dar vienai draugai, žodžiu. Abi apsipirkom truputėlį ir mus pasivėjo ir padovanojau magnetuką. Labai gražus. Čia šito miesto, ne? Visokie įvairūs taškai. Tai mes va šitam dabar esam. Šitą mačiau apšviestą mieste. Nu ką aš galiu pasakyti, stebuklinga čia vieta. Medis. Šitas tai toks fainas, kad čia daug smulkių tų įaugusių kamienų, bet mes ten, kur matėm prie pato rutulio auksinio, tai ten buvo keli, bet stori ir jie taip 1, 2, kokie 30 tokių storų, atrodo kaip girelį, o ten realiai iš vieno medžio. Nu, žinokit, kažkoks kosmosas. Aukštas viešbutis. Šaligatviai čia nevaikščiojimui skirti, o kažkam pasidėti, prisiparkuoti. Va. O mes einam tiesiog tai va. Jeigu šaligatvis laisvas, tai yra prabanga. O šiaip tai gražu. Džimas. Ir mes esam pajūrio tokiam kaip Basanavičiaus gatvė Palangoje. Tai faktas, kad ir čia yra kažkas gražaus. Pagaliau vėl galiu žiūrėti į vandenyną. O, čia turbūt jūra, ne vandenynas. Bengalijos, kiek atsimenu. Nes bangos čia didelės, krantas akmenuotas ir status. Ir gali kažkur eit, sėdėt, gulėt, žaist, stebėt bangą.
Aš vis dar Indijoje, bet valgau beveik kaip namie. Užsisakiau avokado toastą, svajojau apie bulvytes, gavau ir jų. Nuostabu. Jūra, nuostabiausia kava, kurią ką tik išgėriau. Ir maistas. Toks įdomus dalykas Indijoje, kad, pavyzdžiui, tu susakai iš meniu patiekalus ir čia rodo šitą kainą, ar ne? Bet kai atneša čekį, tau priskaičiuoja visokius mokesčius. Ir tada tu sumoki galutinai va tiek. Tai čia yra kapučino, o čia mano avokado sumuštinis. Indija turi žinot, kad meniu kaina yra ne galutinė kaina. Ir tai net ne arbatpinigiai. Tai nežinau kaip kitose šalyse, bet va čia yra tokios tokelės. Visiškai kitoks Indijos veidas šiandien. Nuostabi alėja. Gražų žmonės. Atsipalaidavę. Visur švaru. Mačiau net šiukšlinius užrašų, kad išsaugokime Pondičerį miestą švarų. Tai teikia daug vilties. Galbūt tai taps pavyzdžių kitiems miestams. Kitiems. Čia geras žodis? Kitiems. Kažkaip keistai skamba dabar jau man kai kurie lietuviški žodžiai. Pamiršau lietuviški žodžiai. Pareigūnai prižiūri tvarką. Trumpi sijonai. Indijos moterys irgi turi šiek tiek celiulito, pastebėjau kai kurios. Другие девочки, я смотрю тоже. Пол смотрит, я смотрю. Marija labai gražiai pasakoja viską. Mūsų super žvaigždė, kuri pramuša visus kelius. Visur, visas šventyklas ir visur kitur. What it is? Aš jas mekanadi. Auroville. Yes. We just got into Auroville and wherever. Which place also? Some temples. So, Jurgita is super. Marija is superstar. From Bulgaria. Oh, future superstar. Dabar linksminamės japoniškam restorane. Užsisakiau tiesiog kokteilį, kainą. Ir čia, pavyzdžiui, jau mokesčiai yra kitokie. Kiek nori, tiek priskaičiuoja. Ką mes čia išdarinėjom? Vidury nakties. Čia labai populiari ledainė yra. Tai mes nusprendėm, kadangi didelė eilė ir susidomėjimas, mes nusprendėm paragauti ir žinokit, absoliutiškai nuostabų skoniai yra Dubajaus kremo skonio ir sūrio pyragų skonio. Rekomenduoju, kai būsit Indijoje, Pondičerį mieste, Baltojoje gatvėje, užsukti į šitą ledainį. Ką aš čia radau? Oi, Jėzus. Gėlių kioskelis. Ir čia yra gėlių mados Indijoje. Ir šiaip paklausus turgelis. Va, žiūrėkit, po vieną gėliukį. Gerai. Žiūrėk. Krepšelį. Euro? Tokios spintinės dar. Ir kontrastai. Aš čia tokia biškiai. Biškiai maišausi, matau. Veiksmas vyksta. O čia turim ką turim. Užkulisiai.
valgo. Tai ką? Labanakt. Diena baigėsi. Labanakt. Tai va, visos dainos jau beveik sudainuotos, visi šaligatviai išvaikščioti. Paskutinė naktis viešbutyje. Sekanti naktis bus dangui, padebesiuose. Ir dar sekanti jau Lietuvoje. Šiandien labai ryškiai supratau vieną dalyką, kad aš nemoku valgyti tvarkingai ir visada apsivarau, bet šiaip ne tai norėjau pasakyti. Supratau tai, kad kadangi leidžiu savo viską labai taip išjausti giliai ir klausyti savo vidinio balso, tai kadangi aš esu skorpionas pagal vedų astrologiją, mano ascendentas, tai yra kylantis ženklas, yra skorpionas ir aš mėgstu daryti tai, kas man patinka ir kai jaučiu, kad man nebeįdomu, aš pradedu darytis piktą viduj ir jeigu aš nesiimu kažkokio, ne tai kad pikta, bet tiesiog man darosi nuobodu, nebeįdomu ir aš noriu daryti kažką kitą. Ir jeigu aš nedarau ir neklausau, tada jau tas pradeda eiti į išorę, nes aš nelabai moku išlaikyti viduj viską, aš tokia atiduodanti tiek geras emocijas, tiek ir savo kažkokius nelabai tokius tamsių spalvų epizodus. Tai aš dabar pastebėjau, kad, kadangi mes visą dieną kažką veikiam, važiavom, darėm, ėjom, grįžom, nusimaudėm, vėl ėjom į miestą, pirkom, valgėm, diskutavom ir dabar yra jau 10 vakaro, nežinau, kažkiek jau labai vėlai ir mes vis dar bendravom ir aš tokia jau jaučiu, kad imu pykt, nors viskas gerai, bet jaučiu, kad kažkas jau veržiasi, ugnikalnis jau dreba. Ir tada aš supratau, kad man reikia tylos, man reikia, kad man nieks netrukdytų. Tai va, čia yra šiaip skorpionams labai būdingas šitas dalykas. Jeigu jie neklauso savo to vidinio šito jausmo, kada jie turi atsitraukti, taip sakant, įlyst į urvą ir kad jų nieks nematytų, jeigu taip neįvyksta, tada įvyksta toks įkandimas skorpionų. Gali vykti. Ne iš keršto, bet iš tų emocijų išreiškimų. Ir aš šiandien, ką aš padariau, pavyzdžiui, aš supratau. Aš tikiuosi, tai niekam nepakenkė gyvenime, ypač jokiam vaikui, nes aš pamačiau kamuoliuką. Teniso, kai būna stalo teniso rutuliukas, tokio dydžio kamuoliukas ir kažkoks žaislas, bet, žodžiu, ir aš taip paėmiau ir užlipau ant to kamuoliuko. Taip, jeigu aš pamatau daiktą gatvėje ant žemės, aš ant jų užlipu. Ir tai jau rodo, kad aš... Tai va, labai smagu save stebėti, pagauti, kodėl tai vyksta, ką tai reiškia ir kaip su tuo susibūti, ar ne, kad tu galėtum paskui kontroliuoti tas emocijas. Nes jeigu tu nesupranti, iš kur tas atsiranda pyktis, ta tokia negatyvi emocija, ką tu gali padaryti? Tu dažniausiai žmogus, kuris to nežino, nesuvokia, jisai tiesiog išsilieja, kažką apšaukia, su kažkuo negražiai pasielgia, ne, ir jam palengvėja iš vienos pusės, ne, bet iš kitos pusės jis palieka labai blogą kvapą po savim. Tai aš stengiausi to nedaryti. Kol aš to nesupratau, aš tiesiog laikydavau, aš kadangi noriu būti gera ir, turėti gerą įvaizdį apie save, tai aš dažnai viską pasilieku, anksčiau ypač. Dabar jau taip jau nebereikia, nebėra to poreikio. Ir tai, ką tu pasilieki, to negatyvaus anksčiau ar vėliau vis tiek išsiveržia. Ir aš manau, kad tikrai mane gerai pažįstantys žmonės tą yra pastebėję, kad aš būnu tyli, rami, bet jau kai sprogsta, man būna pačiai net nesmagu. Tai va, po truputėlį save vis geriau pažįstu, ypač apie tai, kame man reikia balanso. Galbūt tai bus kažkam geras pavyzdys. Balansas, atsitraukimas. Aišku, čia tikrai ne vien tik skorpionam to reikia, čia visiems reikia. Bet aš per savo išjautimus galiu pasakyti, pasidalinti tuo ir jeigu pasinaudosit,
man bus tik tai nuo to fainiau. Aišku, aš sulaukiu jūsų žinučių, tikrai labai smagu dėl to, kad darau gerą įtaką, tai dėkuoju už žinutes, ačiū už komentarus YouTube, ar ne? Palikit jų daugiau, aš mielai juos paklausysiu, mielai paskaitysiu ir ne tik asmeniškai galit, bet ir komentaruose viešai, nes tai galbūt kitiems žmonėms padės geriau pamatyti video, nes jie tampa populiaresni, žinot, ne? Bet suprantu, kad tai, apie ką aš kalbu, labai liečia asmeniškai, todėl ir norisi asmeniškai atrašyti, o ne tik į komentarus. Tai puikiai suprantu vis tiek, bet koks atgalinis ryšys man yra labai labai svarbus ir brangus.